Imk mane kartu gilyn į tą nežinomybę ir galėsiu atspėt, kas tai. Buvo toksai įvykis, tai vadinamas Eurorock, Vokietijos mieste Duisburg, kasmetiniai ten buvo tokie kultūros mainai. Tai mes papuolėm į tą workshopą, tada įvyko kažkoks tai lūžis, nes mes ten pasirodėm labai gerai. Nors mes neturėjom studijos gal 2 mėnesiai, iki to mes važiavom visiškai nerepetavę tiesiog. Ir turbūt tai buvo jau pirmas etapo pabaiga. Nes grįžus aplankė labai stipri depresija, nes mes, kaip pasakyti, atrodo, kad turėtų motyvuoti kažkaip, bet pamatėm, kad labai didžiulė praraja tarp to, kaip gali būti ir tarp to, kaip yra. Mes kur tik tai negrodavom, kokios ir Rusios ir Palėpėse, kur tik tai visur. Ten būdavo, tiesiog mes neturim iš ką susimokėti. Ten įlendi kažkur tai, pagroji ir tiesiog paskui jau ateina terminas, kada paprašo, tai atsiskaitykit gal, toj. Ir kai jau visiškai neturėjom kur dėtis, tai kadangi Rytį su Šaru gerai pažinojom nuo labai senų laikų, tai jie priimdavo mus ten į tą darželį. Ir atsimenu, kad netgi su jais, su Ryčiu ir Šarūnu būdavo įtampas dėl to, kad mes niekaip nesukrapštydavom jiem atsiskaityti už tą nuomą, mesti. Žinai, suprasdavom viens kitą. Dažniausiai tai būdavo, kad kooperuojasi ten, kas ką turi. Vienų būgnai, kitų ten kolonėlės, treti gitaras, ten laidai, dar kažkas ten, kažkokie pedaliukai, efektukai, žinai. Mikrofonas tenai, kurį prispjaudytas visų tenai būdavo, smirda ten. Aprūdyjas toksai, žinai, ten neaišku, kiek ten tų burnų jau jisai matėt. Bet ką darysi, žinai, nušlosti ir toliau.